Sveiki, šiandien noriu pasidalinti vieną istoriją, vieną mintimi. Galbūt vieniems surezonuos, galite sutikti su tuo, kam nesurezonuos, tikrai apeikit ir negaiškit laiko. Taigi tokia istorija. Prieš kažkiek laiko, gal prieš gerus metus, nepilnai, buvau vienam pastate, tokiam daugiabutyje. Turėjau tikrai labai daug aukštų tas daugiabutis ir vienu metu sugedo 2 liftai. Iš viso buvo 2 liftai ir jie aišku sugedo, tai turbūt kažkokia tai avarinė situacija buvo, bet ganėtinai ilgai jie neveikė. Bet esmė ta, kad sutikau moterį, kuri turėjo vieną vaikutį 2 metų ir jinai laukėsi. Gal buvau kokiam 8 ar 9 mėnesį, tikrai labai jau stipriai pabaigą. Ir aš pasisiūliau tai moteriai. Aš tiesiog pamačiau galimybę. Vieni galbūt nemato tos galimybės, galbūt galės sakyti kiti, kad tai neaktualu, tai netrodo, kad čia galimybė, netrodo, kad tai kažkokia iš viso perspektyva kažką tai daryti, Ir aš pamačiau tą moterį, pamačiau tos moters akis ir supratau, kad tai moteriai į 10 aukštą pakilti su vaiku 2 metų yra ganėtinai sudėtinga. Dėl to, kad aš žinojau situaciją, aš įsivaizdavau tą situaciją, nes pati esu kažkada buvus nėščia, turiu vaiką ir panašiai ir suprantu tą situaciją, ką reiškia lipti į 10 aukštą su tikrai dideliu pilvu. Ir aš tai moteriai pagelbėjau, aš padėjau, Ir tikrai nuoširdžiai lipant, padedant jai, aš tikrai gerai jaučiausi. Aš negalvoju apie tą moterį, kad jinai bus laiminga ar nelaiminga. Aš pasisiūliau, jinai sutiko. Ir kai aš jai padėjau, kai mes pakilome į tą viršų, aš jaučiausi labai gerai. Tarsi aš buvau numačius tą eigą, tą ateitį, kad aš būsiu laiminga, kai aš tai padarysiu. Aš jausiuosi gerai. Aš įdėjau tą jausmą, įdėjau tą emociją, kad man patiks tai padaryti. Ir aš padėjau tai moteriai. Ir aš grįžau į apačią, į 1 aukštą ir kai kurie žmonės tai matė ir šiek tiek buvo nustebę. Tarsi, kam tu padėjai, kodėl tu aukojaisi. Tarsi atrodė, kad tu tokia naivi, tu neturi savigarbos, savivertės. Ir iš viso man, ta prasme, buvo keista ir aš labai nustebau, kad žmonės taip galvoja. Ir aš nenoriu kažko tai pagirti save ar ten kažkaip įrodyti kažką. Aš tuo metu visiškai negalvoju apie kažkokią tai trūkumą ar apie kažkokį tai norą, kad mane kažkas įvertintų, pamatytų tai, ką aš darau. Aš tiesiog sureagavau instinktyviai, sureagavau į tą situaciją tiesiog akimirksniu, kad aš noriu padėti, aš noriu, tikrai padėti, nes man patinka. Aš jaučiau labai gerą jausmą. Ir net nebandžiau į tą moterį žiūrėti, kad aš iš jos gausiu kažką, kad gausiu ar padėką, ar kažką tai nusilenks man moteris. Ne, tai tiesiog buvo noras, tiesiog iš dalies galbūt patenkinti savo jausmą, patenkinti, kad aš gerai jausiuosi padarydama gerą darbą. Tuo metu net negalvojau, ar tai geras darbas, ar negeras darbas. Aš tiesiog norėjau padėti, tiesiog norėjau pagelbėti tam vaikučiui, pagelbėti tai moteriai. Ir manęs nesupraskit klaidingai, ką aš turiu omeny padėjimas. Padėjimas tai reiškia, kad kai tu pats pajauti, kad žmogus tikrai nuoširdžiai nori pagalbos iš tavęs, tikrai jam yra sudėtinga ir sunku ir tikrai jam reikia padėti. Kiti žmonės tai manipuliuoja, žaidžia. Tu tai tikrai pajausi ir tikrai suprasi, kad tas žmogus kažką nori iš tavęs pasiimti ir jis nepadės tau, nesuteiks tau tokios gausos palengvėjimo, kai tu jam padėsi, kaip tik iš tavęs kažką ištrauks, kažkokią energiją ištrauks. Ir tiesiog turiu omeny, kad pajausti reikia, pajausti žmonės, kada žmogus tikrai nuoširdžiai prašo pagalbos, o kada manipuliuoja ir laukia, kol tu dar padarysi, dar kažką jam atiduosi ir panašiai. Tai tikrai labai jaučiasi, nes manipuliatorių yra labai daug ir narcizų, ir visokių psichopatų, sociopatų.
tikrai yra ir būkite budrus tokiais žmonėmis, bet jeigu matai, kad nori tikrai nuoširdžiai tu pats jam padėti, paklausk, paprašyk, pasiūlyk, ar jis to nori. Jeigu jis to nenori ir nelyskit. Tai tiesiog aš iš savo patirties kalbu, kad stebėkit aplinką, stebėkit, kas prašo pagalbos, nes visiems įtikti ir padėti tikrai nereikia. Būkit savimi, jauskit tą jausmą, pajauskit save, ko iš tikrųjų norit ir kaip norit. Ir pamatysit rezultatus. Labai dažnai pastebiu žmonės, kurie vengia kažką tai padėti, vengia į tam tikras padėkas, į tam tikrą kažkokią pagalbą žiūrėti pro šalį, nes jie galvoja, kad o kas man iš to, kokia man iš to nauda. Ir tarsi atrodo, kad žmonės nuolatos ieško feedbacko. Jeigu tu man padarysi, aš tau padarysiu, ar ne? Ir jeigu aš tau kažką daviau, tai jis tikisi, kad kažką ir tu man duosi, ar ne? Ir tokie žmonės, kurie dažnai daro tik dėl to, kad reikia padaryti, tai yra dažniausiai tokie žmonės, kurie manifestuoja tam tikras situacijas, kad jeigu aš gavau, tai ir man kitas taip turi duoti, ar ne? Aš suprantu, kad gyvenime yra labai daug situacijų, kai mes darom kažką dėl to, kad mes gautume, ar ne? Įsijungia tas toks išlikimo instinkto poreikis tiesiog patenkinti savo poreikius. Ir kita prasme, kai mes negalvojame, kad, buvo aišku, mes augom, vaikystėje mus mokė, kad būkim geros mergaitės, geri berniukai, darykim tą ar aną, kad būtų kitiems patogu, kad jaustumėmės tokie sumažinti, susiglaudę, ar ne, sutraukę tokie dėl to, kad mes turim kažką padaryti dėl kažko, kad kitiems būtų patogu. Ir mes labai dažnai tai darėme gerumą iš baimės. Iš to trūkumo, kad gausim pripažinimą, gausim kažkokį tai prizą už tai, jeigu nepadarysim, galbūt ant mūsų pyks. Tas yra toks nuolatinis baimės, bausmės ir nepritekliaus tokios nepritekliaus tokia energija, kuri nuolatos non-stop manifestuojasi. Ir kitą kartą vėl ateis situacija, kur galbūt mūsų kažkas paprašys padaryti, ar ne tą dalyką mes nenorėsim, nors darysim dėl to, kad reikia, dėl to, kad mus mokė, kažkur yra kažkoks įsitikinimas, kad jeigu aš jau taip darau, tai ir galvoja, matyti kiti žmonės galvoja, kad ir toliau taip darysiu. Ir mes nuolatos tai manifestuojam, nuolatos tai bandom įrodyti kitiems, bandom iš to trūkumo pateikti savo viziją, pateikti save, kad mes esam tokie. Ir esu ne kartą mačiusi video, kai žmonės kažkam tai kažką aukoja, nori kažkam kažką parodyti, jie specialiai filmuoja. Tai reiškia, nėra iš to tokio, kad aš tikrai nuoširdžiai noriu padėti ir nieko nesitikėti. Tai yra reiškia iš tokio, kad žmonės mane pastebės, žmonės pamatys, kad aš kažką darau gero. Ir jeigu dar giliau žiūrint, tai tas gerumas nei gerumo, nei blogumo nėra. Tai tiesiog egzistuoja, tiesiog yra. Ir tu net negalvoji, jeigu nori kažkokiam senyvam žmogui padėti kažką, tu net negalvoji, ar tu gausi atgal, tu negalvoji, ar tu tai darai gerai ar negerai. Jei jauti, kad nori padėti, jei jauti, kad kažką tai nori padaryti dėl to senyvo žmogaus, tu ir padarai. Ir nežiūri aplinkui, ar visi tave stebi, ar visi žiūri, kad tu tiesiog kažką padarai. Tu tiesiog darai, nes tau patinka. Tu tiesiog manifestuoji ir padvigubini daugiau energijos dėl to, kad tau patinka daryti. Ir kuo daugiau darai, kas tau patinka, tuo labiau tu pats savo manifestuoji dar daugiau gerų dalykų. Ir labai tikiu tuo dalyku, kad kuo blogiau mes galvojame, kuo negatyviau mąstome apie tam tikrus dalykus, tam daugiau baimės įdedame į tam tikras situacijas, tuo labiau mes išmanifestuojam tos baimės, tuo daugiau išmanifestuojam to trūkumo. Nes trūkumas trūkumą gimdo, ne baimė gimdo baimę. Ir kam tame sėdėti, jeigu tiesiog daryti tai, kas mums patinka, tai, kad sukuria mums fainą jausmą, sukuria ramybę, sukuria pasitenkinimą. Tai gal geriau daryti tai, kas patinka, o ne dėl to žiūrėti, kas į mane stebi, kas mane žiūri. Geriau darykim tuos gerus darbus ir darykim dėl savęs. Nereiškia, kad mums reikia kažkokį tai feedbacką gauti, kažkokį tai atgalinį ryšį.
o daryti tai, kas mums patinka. Nesitikėti, kad žmogus padėkos, kad tau nusišypsos, jei tu padarėjai. Jei tau patinka, tu pats savo nusišypsok. Jei patinka, tu pats savo padėkok ir pasakyk, wow, aš padariau, wow, man patiko, aš ir toliau darysiu. Tai tiek šiandien norėjau papasakoti trumpai ir manau, kad kiekvienas galim turėti tai, kas mums patinka. Ir toliau manifestuokim gerus dalykus. Ir nesitikėkim, kad kažkas kažką mums duos. Tikėkime, kad mes savo duosim. Visų pirma, mes savo duokime, o paskui visa kita ateis. Tai ką, gražios dienos ir iki.